Šiandien turime įdomių naujienų iš Armėnijos. Čia Rusijos įtaka Armėnijoje griūva, o šalis siekia laisvės nuo Rusijos įtakos. Tačiau, kadangi Rusija vis dar turi karinio personalo Armėnijoje ir naudoja jį kaip spaudimo priemonę, rusai dabar galutinai išvaromi. Neseniai Armėnija patvirtino Rusijos pajėgų pasitraukimą iš kelių svarbių pozicijų netoli sienos su Azerbaidžanu. Tuo pačiu metu pasienio kontrolės punktas su Iranu taip pat buvo perduotas Armėnijos pasieniečiams. Anksčiau šį kontrolės punktą visiškai kontroliavo Rusijos pasieniečiai, o Armėniją atstovavo tik muitininkai. Dabar Rusijos kariniai darbuotojai paliko savo postus ir iš esmės prarado ankstesnę valdžią. Pastebėtina, kad buvę bendri patruliavimai daugiausia buvo simbolinė saugumo priemonė, skirta išlaikyti bendradarbiavimo regimybę. Tuo pačiu metu bendras Rusijos ginkluotųjų pajėgų personalo skaičius, dislokuotas Armėnijoje, sumažėjo maždaug 50%. Rusijos radiolokaciniai daliniai iš Martuni rajono prie Sevano ežero, kurie buvo atsakingi už Armėnijos oro erdvės stebėjimą ir duomenų perdavimą Armėnijos valdžiai, taip pat pasitraukė iš savo pozicijų. Rusijos pasieniečiams taip pat buvo uždrausta patekti į Margar kontrolės punktą Armėnijos ir Turkijos pasienyje, o Rusijos FSB darbuotojų skaičius palei šią sieną pastaraisiais metais nuolat mažėjo. Be to, keli strategiškai svarbiausi pasienio postai, įskaitant Ahuriko kontrolės punktą Armėnijos ir Turkijos pasienyje bei Agarako perėjimą Armėnijos ir Irano pasienyje, taip pat nebėra Rusijos FSB kontrolėje. Šie perėjimo punktai aptarnauja pagrindinius ekonominius srautus ir yra itin svarbus tranzito taškai Armėnijos prekybai ir ryšiams su Iranu, o ateityje galbūt ir su Turkija. Kaip Armėnija perima pasienio kontrolę, Rusijos kariniai darbuotojai neseniai pasitraukė ir iš Zvartnoko oro uosto sostinėje Jerevane. Armėnijos siekis mažinti karinį bendradarbiavimą su Rusija ir priklausomybę tampa dar akivaizdesnis pažvelgus į šalies oro gynybos architektūrą. Pastebėtina, kad bendrame oro gynybos valdymo centre armėnų personalas atsisakė dalintis radiolokacinių stočių duomenimis su rusų kolegomis ir dabar bendrauja tik armėniškai, kad rusai būtų eliminuoti iš informacijos srauto. Nors ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas neseniai pareiškė, kad Rusijos bazė šiuo metu netrukdo Armėnijos europietiškoms ambicijoms, jis užsiminė, kad ši pozicija ateityje gali keistis, taip leisdamas suprasti apie galimą atsiskyrimą nuo Rusijos įtakos. Tuo pačiu metu Sjuniko regione palei Irano sieną ruošiamos naujos pozicijos, kuriuose bus dislokuoti Amerikos oro gynybos specialistai, atsakingi už Irano veiklos, ypač raketų paleidimų stebėjimą. Ši raida plačiai laikoma viena pagrindinių priežasčių, kodėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai taip sparčiai pasitraukė iš kelių vietų šalyje ir aiškių perėjimų prie partnerystės su vakarų šalimis. Tai pabrėžia, kaip Rusijos saugumo skėtis Pietų Kaukaze nuosekliai silpnėja, o kiti žaidėjai įgauna vis daugiau įtakos. Dešimtmečius Maskva rėmėsi karinėmis bazėmis, pasieniečiais ir integruotomis oro gynybos sistemomis, kad išlaikytų dominavimą regione, kurį istoriškai laikė savo įtakos zoną, buvusią Sovietų Sąjungos dalimi. Armėnijos laipsniškas ankstesnių susitarimų ardymas žymi reikšmingą regioninės galios pusiausvyros pokytį. Jerevanui stiprinant sienų ir gynybos infrastruktūros kontrolę bei ieškant glaudesnių ryšių su vakarų partneriais, Rusija praranda kontrolę ir įtaką šiame regione. Šis laipsniškas Rusijos pasitraukimas atrodo tik pradžia, nes Armėnijos vadovybė vis labiau abejoja Maskvos patikimumu kaip saugumo garantų, ypač po to, kai Rusija iš esmės niekada nebandė užkirsti kelio Azerbaidžanui imtis karinių veiksmų prieš Armėniją. Politiniai įvykiai rodo, kad Armėnija ruošiasi lemiamam strateginiam lūžiui su Rusija, net jei išoriškai išlaiko dalinio ir riboto bendradarbiavimo įvaizdį, siekdama išvengti tiesioginio konflikto. Apskritai, Rusijos buvimas Armėnijoje jau daugelį metų mažėja, o dabar prasidėjus kariniam pasitraukimui iš Armėnijos ir amerikiečiams palaipsniui užpildant dalį atsirandančios saugumo spragos, visiškas Rusijos išvarymas atrodo neišvengiamas. Maskva vis labiau nesugeba išlaikyti dominavimo net ir ten, kur ilgą laiką laikė savo užnugariu, taip stiprindama įvaizdį, kad Rusija yra buvusi pasaulinė galybė. Dėl to Armėnija greičiausiai ieškos patikimesnių saugumo partnerių ir dar labiau atsiribos nuo Rusijos, ypač po to, kai Rusijos įtakos galimybės buvo smarkiai susilpnintos dėl karo Ukrainoje. Galiausiai mūsų pavasario išpardavimas baigėsi jau po 3 dienų.
Tai paskutinė jūsų galimybė atrakinti pilną prieigą prie mūsų interaktyvaus žemėlapio su milžiniška 50% nuolaida. Pradedant vos nuo $4.99, jūs gausite prieigą prie necenzuruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Trečia, jūs atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, pirmąją pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. Ketvirta ir svarbiausia, jūs atrakinsite mūsų pažangius naujienų analizės įrankius, suteikiančius išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, jūs gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų pastangas, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad peržiūrėkite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.